Sveiki! Šioje pamokoje sužinosite apie įvairias medžiagas, jų savybes. Aptarsime, kaip medžiagų savybės lemia jų panaudojimą. Susipažinsite su medžiagų mišiniais ir kitimais. Vanduo, kreida, molis, mediena, stiklas, guma, plastikas – visa tai medžiagos. Jos pasižymi įvairiomis savybėmis. Vienos lengvos, kitos sunkios, skaidrios, degios, kietos, takios, tamprios, turinčios magnetinių savybių arba ne, laidžios elektros srovei arba ne, tirpios vandenyje arba ne. Medžiagos gali būti trijų būsenų – kietos, skystos ir dujinės. Šiandien labai daug kur naudojame plastiką. Jis pasižymi šiomis savybėmis. Yra lengvas, nedegus, nelaidus vandeniui ir elektrai, tvirtas. Jo žaliava yra pigi. Kaip tik dėl šių savybių plastikas labai plačiai naudojamas. O štai keramika pasižymi tokiomis savybėmis. Nėra tvirta, tačiau kieta ir sunki, nedegi, nelaidi vandeniui, jos žaliava taip pat pigi, molis. Keramika nėra taip plačiai naudojama. Mišiniai. Tai sumaišytos dvi ar daugiau medžiagų, kai jos tarpusavyje nesusijungia. Tai reiškia, kad tarp jų nevyksta cheminė reakcija. Cheminė reakcija – tai procesas, kurio metu vienos medžiagos suyra, o kitos susidaro. Sumaišius medžiagas galima gauti vientisą mišinį arba ne. Skysti mišiniai vadinami tirpalais, kai kieta medžiaga ištirpsta ir tampa nematoma. Pavyzdžiui, cukrui ištirpus vandens savybės pasikeičia, jis tapo saldus. Mišiniai gali būti sausi, skysti ir dujiniai. Dujinis mišinys, pavyzdžiui, oras, yra sudarytas iš kelių dujų. Sauso mišinio pavyzdys galėtų būti prieskonių mišinys, dirvožemis, kūdikio maistas ir kiti. Taigi, kodėl sriubos negalima pavadinti tirpalu? Nors jos pagrindas vanduo, kuriame ištirpo druska, tačiau be jos sriuboje yra kietų netirpių medžiagų – mėsos, pupelių, bulvių. Šiuo atveju mišinį sudarančių medžiagų būsenos ir savybės skiriasi. Pavyzdžiui, jei ragausi tik skystį – vienas skonis, tik pupeles kitas, o jei valgai sriubą, o ne atskirus komponentus – dar kitas skonis. Mišinį galima atskirti. Štai tokie jo atskirimo būdai – garinimas, filtravimas, išrenkant pirštais, sijojant, nupilant, naudojant magnetą. Medžiagos ne visada sugrįžta į pradinę būseną. Kai sumaišome medžiagas ir nevyksta cheminė reakcija, mes galime jas atskirti. Tačiau vykstant reakcijoms gaunama visai kita medžiaga. Šiuo atveju iš malkų liko pelenai. Prisiminkime, kaip išgarinę vandenį gavome druską. Tai grįžtamas medžiagų pokytis. Medžiagų pokyčiai gali būti grįžtami ir negrįžtami. Medžiagos kinta gamtoje natūraliai arba tuos kitimus sukelia žmogus. Vieni kitimai vyksta lėtai, pavyzdžiui, metalo rūdijimas, medienos trūnijimas, o kiti labai greitai, pavyzdžiui, degimas, kuris gali prasidėti staiga ir vykti sparčiai. Deganti medžiaga išskiria dūmus, pelenus, šilumą, šviesą ir dujas. Grįžtamų medžiagų pokyčių pavyzdžiai – ištirpę ledai, sušalęs vanduo, išsilydę šokoladas arba vaškas. Negrįžtamų medžiagų kitimai vyksta dėl šių procesų – virimo, puvimo, rūdijimo, degimo, jėgos panaudojimo arba cheminės reakcijos.
Savo gyvenime mes naudojame labai daug daiktų. Jie greitai pasensta, sulūžta ir tampa nereikalingi. Tai vadiname atliekomis. Norint jas perdirbti, labai svarbu atliekas rūšiuoti. Kas gi yra rūšiavimas? Rūšiavimas tai procesas, kurio metu atliekos rūšiuojamos pagal medžiagas, iš kurių jos pagamintos. Pabandykime atlikti užduotį surūšiuoti atliekas. Jeigu jums pavyks, gausite frazę, sakinį atsakymą. Taigi apibendrinkime pamoką. Kas yra mišiniai? Kokie gali būti jų atskyrimo būdai? Kokie yra grįžtami ir negrįžtami medžiagų kitimai? Kokiomis savybėmis pasižymi įvairios medžiagos?